Visi norime savo užauginto, kad turėti tiesiai ant stalo šviežią, kad turėti žalią vitaminą. Taigi siūlo tokį paprastą, senolių variantą. Jie darydavo šiek tiek kitaip. Mes dabar sugalvojame, kad galima štai šitai padaryti, bet aš jau namuose daugelį metų tai darau. Paimtas tiesiog, kaip matėte, mineralinio vandens talpa, norit didesnė, norit mažesnė, kas kokią turite. Tiesiog peiliuku išpjaustote šachmatiniu būdu pusrutulius. Žinoma, galima pripilti drenažo, galima nepilti drenažo, todėl, kad čia yra viskas skaidru ir jūs matysite, kada jau reikia lieti ir kad neperlieti. Taigi, atlankstome liežuvėlius ir į kiekvieną liežuvėlį įtupdome svogūnėlį. Štai, be didelių pastangų, svogūnėlius pasirenkam pagal tokio dydžio, kokias skylutės pasidarėte. Dažniausiai, kai nusiperkate, jau būna šiek tiek praaugusių, šiek tiek su šaknelėm svogūnėlių, tai, kad jie iki mūsų sodinimo tiesiog nesugestų, taigi galime mes juos panaudoti ir turėti savo ant palangės tiesiog visą žaliuojančią vazą. Tie svogūnėliai jau yra pamirkyti, arba štai išrinktas jau va toks gražuolis, kuris jau sugebėjo išleisti. 2 vienetus radau viename pakete tokių. Taigi va, ir juos sodiname, sakykime, juos galime į aukštesnę jau vietą pasodinti. O va. Šitie svogūnėliai labai greitai pajutę šilumą, pajutę drėgmę, jie labai greitai jums sužaliuos. Ir taip užpildome visą. Ir mūsų piramidė paruošta. Dabar beliks. Aš tiesą sakant pamirkiau truputėlį svogūnėlius, bet tai nėra būtina daryti, kadangi jie dabar augo tokioj, jie buvo saugomi tokioj aplinkoj, tai pajutę šilumą labai greitai pradės augti. Bet pamirkiau, tai jie jau kai kurių šaknelės tiesiog per vieną naktį va ir atsirado. Tai va, turėsite tokią vazą. Ir kai laistysite, jūs matysite, kaip vandenėlis nubėga, kiek reikia to vandenėlio. Labai paprastas dalykas, bet labai, sakykime, toks malonus pavasarį. Nereikės jums į atskiras stiklinės praaugusių merkti ir nelabai kokį kvapą turėti. O čia turėsite, nes visi jie pradėjo augti, atsistoja ir visi šitaip auga tie laiškai. Taigi skanaus.